Esu šeimos gydytoja Jūratė Randakevičienė. Noriu papasakoti savo, sakyčiau, gan ilgą ir vingiuotą kelią į šeimos mediciną. Medicinos studijas pasirinkau todėl, kad labiausiai patiko biologijos ir chemijos mokslai ir visada norėjusi bendrauti su žmonėmis ir jiem padėti. Kada studijavau, jau tuomet žinojau, kad rinksiuosi terapinę specialybę, niekada nenorėjau tapti chirurgė ar kitokią intervencinę specialybės gydytoją. Taigi, pabaigusi studijas, pasirinkau terapeuto profesiją ir išvykau dirbti į Vilniaus rajoną. Tačiau tuo metu buvo trūkumas pediatrų ir man kaip jaunai specialistai buvo pasiūlyta galimybė tapti pediatrė. Taigi Vilniaus universitete praėjau pediatrijos specializaciją ir keletą metų dirbau pediatrė. Darbas su vaikučiais man labai patiko. Tačiau kartu buvau ir terapeutė, todėl tolimesnėme kelyje, atidirbusi paskyrimą, išvykau į Šakius, kur teko dirbti stacionare vidaus ligų gydytoja. Grįžus po keletos metų į Kauną, patekau į ligonių priėmimo skyrių Kauno universitetinėse klinikose. Tas darbas man mažiausiai tiko ir patiko. Visų pirma dėl to, kad nepatiko tas trumpas paciento matymas, kad toliau nematai jo visos ligos istorijos, eigos. Ir po darbo priėmimo skyriuje toliau dirbau daugelį metų apylinkės terapeutė. Tuo metu apylinkės buvo ne tik tai pagal gyvenamą vietą, bet ir pagal darbovietės, vadinamos cechinės apylinkės. Ir jau tada pastebėjau, kad pacientai nori pasikonsultuoti su savo gydytoja ne tik apie savo, bet ir apie savo šeimos narių sveikatą. Dar toks pastebėjimas, kad pavyzdžiui žiemos metu gripo epidemijos laikotarpiu atvykus pas pacientą į namus neretai tekdavo sutikti kitą gydytoją, kuris atvykęs pas kitą šeimos narį. Taigi mačiau tos sistemos tokį netobulumą. Ir kada Lietuvai atgavus nepriklausomybę po 1990 metų pradėjo kurtis šeimos medicina. Aš jau tikrai tvirtai žinojau, kad aš noriu į tą specialybę persikvalifikuoti. Taigi teko vėl stoti į Kauno medicinos universitetą, baigti rezidentūrą šeimos medicinos. Kadangi tuo metu nebuvo Lietuvoje praktinės šeimos medicinos bazės, teko praktinės įgūdžius įgyti Danijoje ir po to Lietuvoje pradėjusi dirbti šeimos medicinos gydytoja, daugelį metų teko dalyvauti šeimos gydytojų rezidentų ruošime. Ir tuo labai džiaugiuosi, nes kadangi man ta specialybė tikrai labai patiko, aš manau, kad galėjau ir jaunus žmonės įkvėpti ir kaip padėti apsispręsti, jeigu tokių dvejonių būdavo. Žinoma, kad ta specialybė nėra lengva. Ypatingai pastaraisiais metais, kada pandemijos laikotarpiu dar yra mūsų darbas trupučiuką pasikeitė, yra ne tik tai kontaktinės konsultacijos, bet yra ir telefoniniai pokalbiai, dažnai išeina iš darbo valandų ribų ir tenka atsiliepti ir konsultuoti savo pacientus įvairių paros metu. Bet man tas darbas patinka visų pirma dėl to, kad patinka bendrauti su žmonėm, patinka susirinkti tinkamą informaciją iš pacientų, kad galėčiau po to jiems padėti, priimti tinkamą sprendimą.
Labai džiaugiuosi savo pacientais, kurie su manimi yra daugelį metų ir tiesiog kelios kartos, kada yra prisirašę ir seneliai, ir tėvai, ir jų vaikai, su kuria šeima susilaukia vaikučių ir jie grįžta pas mane. Aš džiaugiuosi, kad pacientai tiki ir pasitiki manimi, patiki savo sveikatą ir jiems esu už tai labai dėkinga.